Galvijo skerdenos kumpio dalies išpjaustymas ir išgyslinimas. Tikslas – saugiai ir kokybiškai išpjaustyti ir išgyslinti galvijų skerdenos kumpio dalį. Siekiniai – pasirinkti saugaus darbo priemones ir pasiruošti įrankius. Saugiai atlikti galvijų skerdenų kumpio dalių išpjaustymą ir išgyslinimą. Išvardinti produktus, gautus išpjausčius ir išgyslinus galvijų skerdenų kumpio dalį. Nurodyti tolimesnį jų panaudojimą. Laikytis saugaus darbo, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Reikalingos priemonės. Išpjaustymo ir išgyslinimo peiliai, kurių geležčių ilgis 12–15 cm ir 15–20 cm. Peilių ašmenų suvedimo įrankis, elektrinis arba rankinis galastuvas, žaliava, galvijų skerdenų kumpio dalys. Apsaugos priemonės, metalinė tripirštė arba penkiapirštė pirštinė, metalinis tinklelis, prijuostė, plastmasinė arba nertinė rankos apsauga iki alkūnės. Išpjaustymas. Kumpio dalį padėti išorinę pusę ant stalo, dubens kaulų į save, elektrinių pjūklų atskirti kryžkaulio dalį, baigti išpjauti peiliu. Atskirti mėsą iš vidinės ir išorinės dubens kaulo pusės. Atskirti mėsą nuo sėdynkaulio paviršiaus. Perpjauti klubo sąnario sausgyslės. Traukiant į save, išpjauti dubens kaulą. Dubens kaulas. Kumpio dalį pasukti blauzdikauliu į save. Atskirti mėsą iš abiejų blauzdikaulio pusių ir nuo blauzdikaulio paviršiaus. Perpjauti kelio sąnario sausgyslės ir atskirti blauzdikaulį. Pakartotinai atskirti blauzdos kaulus ir atkreipti dėmesį į ataugą blauzdikaulio viršūnėje. Ant kumpio surasti antrą liniją ribą, jungiančią atskirus kumpio raumenis ir atsargiai, nepažeidžiant raumenis dengiančių plėvių, įpjauti iki šlaunikaulio. Nuvalyti abi šlaunikaulio pusės ir krumplius. Šlaunikaulį imti už krumplių, pakelti statmenai. Peilio judesiu iš viršaus į apačią nuo jo galutinai pašalinti mėsą.
kumpio dalį be kaulo pagal raumenis dengiančias plėves dalinti į atskirus gabalus gaminiams ar pusgaminiams gaminti. Išpjausčius gaunama dubens, šlaunies ir blauzdos kaulai. Išpjaustyto kumpio suskirstytos dalys. Mėsos nuopjovos. Kumpio išgyslinimas. Išgyslinant kumpio dalis, atskirti riebalus, sausgyslės, plėves, pakraujavimus. Išgyslinti kumpio stambiagabaliai pusgaminiai. Išgyslintos kumpio dalys dešrų gamybai smulkinamos 0,3–0,5 kg gabalais ir rūšiuojamos į pagrindines aukščiausią 1, 2 rūšis riebalus plajų.